visiems šiandieną susirinkusiems į kompanijos TIENS organizuojamą renginį, kurio metu jūs išgirsite apie galimybės, kaip pagerinti savo sveikatos būklę ir sužinosite būdus, kaip galite užsidirbti. Skaidrėje jūs matote, jog pranokę savo svajones galite valdyti savo ateitį. Šiandieną mes kartu su jumis turėsime pusvalandį laiko tiesiog sužinoti vieni apie kitus daugiau ir išmokti, kaip galima tapti savo gyvenimo šeimininkais. Pažinti apie kompaniją aš pirmiausia norėčiau pradėti nuo jūsų svajonių ir nuo jūsų pasirinkimų gyvenime. Paprastai svajoja kas? Vaikai. Ir yra tokia nuomonė, jog žmonės, kurie svajoja, tiesiog nori pabėgti nuo kasdieninių rūpesčių. Ir tie žmonės, tiesiog nėra nei labai rimti, nei kažko gyvenime siekiantis. Apie ką svajojate jūs? Kokios yra jūsų svajonės? Aš nuo vaikystės svajojau dirbti mėgstamą darbą, turėti nuosavą verslą, gyventi darnioje ir laimingoje šeimoje, bei būti savo gyvenimo šeimininke. Jūs nepatikėsite, bet daugumos iš mūsų svajonės yra arba tokios pačios, arba jos sutampa. Dauguma iš mūsų norime jausti tvirtą pagrindą po kojomis, turėti finansinį stabilumą, gyventi darnioje šeimoje, daugiau laiko praleisti su ją, grįžti į jaukius namus, būti sveikais ir būti tais laisvais žmonėmis, kad neturėtume to viršininko ant savo galvos. Kaip jūs manote, kodėl vieni žmonės, kurie svajoja, turi tai, o kiti ne? Nejaugi tie sėkmingi žmonės turi ypatingų gebėjimų arba turi daugiau laiko nei 24 valandas per parą? Žinoma, kad ne. Tiesa yra viena. Visas mūsų gyvenimas yra pasirinkimų rezultatas. Kiekvienas iš mūsų renkamės įgyti vidurinį ar aukštąjį išsilavinimą, dirbti samdomą darbą ar susikurti darbo vietą pačiam, galiausiai imtis asmeninės atsakomybės už savo sveikatą, ar visą tai perkelti ant gydytojų pečių ir būti nepatenkintiems, kad jie skiria mums per mažai laiko. Aš šiandieną noriu jūs visus pasveikinti, kad jūsų atėjimas čia, į šią paskaitą, yra teisingas pasirinkimas, nes jūs išgirsite, kaip galima savo gyvenimo kokybę pagerinti ir užsidirbti papildomai. Visas galimybės jums čia ir dabar. Šiandieną jūs turėsite galimybę išgirsti apie kompaniją TIENS, sužinoti, kokias veiklos sritis jį vysto, kokį gamina produktą, galiausiai koks yra pasirinktas verslo modelis ir kokį planą jums siūlau išnaudoti, kad savo gyvenimą pakeisti iš esmės. Pirmiausia, aptarkime sunkumus, su kuriais susidurime daugelis iš mūsų. Per didelis stresas ir įtampa darbe atima iš mūsų sveikatą. Mes susergame lėtinėmis ligomis. To pasekoje greičiau senstame, tampame nedarbingi ir labai vieniši. O aplinkos tarša yra vienas iš tų civilizacijos rykščių, kurios pasekmes jaučiame kiekvienas iš mūsų. Visi skaidrėje išvardinti sunkumai man asmeniškai yra labai gerai pažįstami. Prieš 5 metus dėl per didelio darbo krūvio ir patirto streso aš praradau sveikatą, susirgau itin reta lėtinė liga, netekau darbo ir buvau priklausoma nuo vaistų. 27 metų žmogui, kada yra pasakoma, kad tu nebevaikščiosi ir tu turėsi gyventi taip, kad bus tam tikros taisyklės ir apribojimai,
manęs visiškai netenkino. Ir man laimingas, gražus, aktyvus gyvenimas buvo tapęs tą tolimą svajonę. Ir tik kompanijos Tiens dėka aš šiandieną susigrąžinau brangiausią savo turtą sveikatą, stoviu prieš jūs ir esu sėkmingas žmogus. Kaip jūs manote, kaip sėkmė yra apibrėžiama verslo pasaulyje? Kokia yra ta formulė? Piteris Druckeris, verslo guru, viename iš savo veikalų tiesiog sako, jo konkurencija šiuolaikinėje ekonominėje aplinkoje tai yra ne konkuravimas gaminiais, o konkuravimas pasirinktų verslo modeliu. Ką jisai turi omenyje? Kokį tiesioginį pardavimą. Tiesioginį pardavimą, kuomet tarp gamintojo ir vartotojo yra tiesioginis bendradarbiavimas, atsisakant tarpinių grandžių. Vadinasi, mielieji, kiekvienam iš mūsų turinčiam samdomą darbą atsiranda unikali galimybė ir terpė užsidirbti papildomai arba susikurti nuosavą verslą. Veiklos modelis. Kokie pranašumai tiesioginio pardavimo? Pirmiausia, jeigu mes šitą modelį imame kaip verslo modelį, čia nėra pradinio kapitalo, kuris yra reikalingas kuriant tradicinį verslą. Čia nėra jokios rizikos. Ir pagrindiniai resursai, kurie yra reikalingi, tai yra jūsų laikas ir pastangos. Tai gali daryti kiekvienas iš jūsų. Ir tik nuo to, kokia išties, jūsų ambicija, tikslai, sėkmė priklauso tik tai nuo jūsų. Jūs pagaliau esate viršininkas pats savo ir to viršininko neturite, bet trumpai norėčiau aptarti kitą labai svarbią grandį, tai yra patogi bendradarbiavimo sistema. Ką tai reiškia? Jum padėti užsidirbti arba susikurti nuosavą verslo modelį padeda pati kompanija, administracija, agentūra, kuriai priklausote, jūs gaunate savo asmeninį mokytoją, jūs augate, tobulėjate, tampate vedliais tiesioginės prekybos srityje ir kas yra geriausia, jūs tampate lyderiais. Žinote, jog šiuolaikiniame pasaulyje pasiekia daugiausia kas? Tie žmonės, kurie yra drąsūs, atkaklūs, tie vadinamieji lyderiai. Jūs dabar į mane žiūrite taip drąsiai. Prieš 5 metus aš nebūčiau išdrįsusi kalbėti. Ir būtent šio pasirinkto verslo modelio dėka šiandieną aš esu tai, ką jūs matote. Ir matote, kokia yra mano tolimesnė karjera, tolimesnis matymas, taip, dideli ir ambicingi tikslai. Keliaukime toliau. Kokie žmonės renkasi šį verslo modelį? Ogi tie žmonės, kurių vertybės sutampa su kompanijos misija ir verslo filosofija. Kokia yra kompanijos misija? Aprūpinti visame pasaulyje gyvenančių žmonės kokybiškais gaminiais, pagerinti jų gyvenimo kokybę, kad visuomenėje įsivyrautų harmonija. Na ir pati verslo filosofija kalba apie vieną, jog tarnystė visuomeniai, grąžinant žmonijai sveikatą, iš ties yra ir ta grąža, kurią gauna kiekvienas. Skaidrėje jūs matote kompanijos įkūrėją Li Dinjuanį. Tai žmogus, kurį nekartą aš mačiau tarptautinėse konferencijose. Nekartą klausiau jo pranešimų. Vakarieniavau, aptardama verslo reikalus. Iš tiesų, tai žmogus, kuris savo matymu, tikėjimu savimi ir kiekvienu iš mūsų, bei konkrečiais darbais, pakeitė daugelio pasaulio žmonių gyvenimus. Gaminamų gaminių dėka sugrąžino jiems sveikatą
ir atrakino turtingo gyvenimo duris. Kompanija Tiens pasaulyje gyvuoja tik tai 19 metų. Ir šis žmogus per 19 metų tapo verslo legenda visame pasaulyje, kurio pavardę žino šalių aukščiausi vadovai. Tai žmogus, kuris labai daug ir neatlygintinai duoda pinigų labdarai. Jisai $200 milijonų yra paaukojęs ir jo drąsią ir dosnią širdį mes praėjusiais metais pajautėme ir Lietuvoje. Ir labai džiaugiuosi, jog aš esu šioje bendruomenėje. Todėl jeigu jums taip pat jūs matote, kad jūsų vaikam, ar ne, reikia, kažkokios tos labdaros, tos paskatos, kad jūs galėtumėte toliau augti, visada galima kalbėti. Klaipėdos globos namai, kur ypatingai buvo sunkiai sergantis vaikai, jau buvo išties gauta labai didelė produktų siunta, kad pagerinti jų sveikatos būklę. Ir kiekvienas iš jų turi rezultatą. Iš tikrųjų, aš labai džiaugiuosi, kad Kinija ir Lietuva tarsi šalis, kurios yra labai toli viena nuo kitos. Bet prezidentas mato ir Lietuvą, kurie taip pat dosniai aukoja ir rodo savo gerą širdį. Jūs skaidrėje matote vieną tokį sakinį, kuris, aš manau, daug pasako apie šį žmogų, jog jisai užima 14 vietą Kinijos labiausiai ekonomikai nusipelniusių žmonių 30-tuke. Kokio dydžio šalis yra Kinija? Jūs įsivaizduojate. Šis žmogus rūpinasi ne tik žmonių gerovę, jisai netgi globoja tos gyvūnus, kurie yra nykstantis, nes tai yra ir Jungtinės karalystės biologijos ir zoologijos mokslų daktaras. Mes jo viešnagės taip pat Lietuvoje laukiame ir aš manau, kad jį netrukus įvyks. Nes prezidentas džiaugiasi ir didžiuojasi, jog Lietuva yra ta šalis, kurie yra labai daug potencialo ir gerų žmonių, ne tik gražių moterų. Matote, pasaulinė Tiens įmonių grupė, arba jeigu mes kalbėsime trumpai Tiens Group, yra tiesiog išsidėsčiusi visame pasaulyje, visose regionuose. Lietuvoje ši kompanija veikia daugiau nei 12 metų. Matote, aprėpusi kompanija yra visą pasaulį. Įdomus tik tai vienas faktas. Lietuviam žodis Kinija, kiniška prekė, kelia tam tikrus prieštaringus jausmus. Nes aš ir dabar matau jūsų kai kurių veiduose, tokia šypsena. Tokia šypsena pradžiai aš taip pat priėmiau kai kurios dalykus. Bet drąsiai galiu jūs patikinti, 51% šios kompanijos akcijų valdo Kinijos vyriausybė. Ši kompanija yra labai patikima, nes tai yra valstybinė kompanija. Ir tai, kas yra gaminama, tai yra moksliniai įvairūs laimėjimai ir visa tai yra pagrįstas sertifikatais. Tai yra saugu, tai yra patikima ir tai yra labai efektyvu. Kompanijos Tiens industrinis sveikatingumo parkas yra viso pasaulio Tiens konsultantų pasididžiavimas. Analogiško parko nėra visame pasaulyje. Šio parko teritorija yra 3200 kvadratinių metrų ir čia yra teikiamos pačios naujausios, pačios pažangiausios, pačios kokybiškiausios sveikatos vadybos paslaugos. Tik tai čia galima onkologinius susirgimus nustatyti ląstelinėme lygmenyje. Čia yra dirbama su kamieninėmis ląstelėmis. Čia visos pasaulio įžymybės suranda tas jaunystės formulės, kurios yra surandamos būtent čia. Į šitą parką kiekvienas iš jūsų gali nuvykti. Galite netgi deleguoti į šitą parką savo draugus ir kolegas ir už tai kompanija jums dar atsilygins. Bet apie tai aš trupučiuką vėliau. Šalia to, kad yra teikiamos itin kokybiškos sveikatos paslaugos, kita infrastruktūra, tai yra tarptautinis banketų centras, mokymų centras. Įsivaizduokit, mokymų
metu gali priimti 7000 žmonių. Įsivaizduoju, kokie tai yra mastai. Banketų centras 3000 žmonių. Jūs atvažiuojate į industrinį parką, nes taip kaip sako kompanijos įkūrėjas, jūs atvažiuojate į savo namus. Vadinasi, jūs atvykę turite ilsėtis aukščiausios klasės viešbučiuose. Jų šiame industrinėme parke yra 3, kurie atitinka 4, 5 ir 7 žvaigždučių viešbučius. Aš nesuklydau, o jūs išgirdote teisingai. Tik tai kompanija Tiens turi 7 žvaigždučių viešbutį. Ypač prabangus yra viešbutis Haitan, kuriame vienu metu gali atvykti net 9 prezidentinio lygio asmenys ir 90 ministerijų lygių svečių. Bet tai yra dar ne viskas. Į šį industrinį parką jūs atvykę savo lėktuvą statote į lėktuvų stovėjimo aikštelę, jachtą į prabangų jacht klubą, galite apžiūrėti žvejybos doką, pabūti vandens sveikatingumo parke, ekologinėme sode. Ir kas yra įdomiausia, kad, iš ties pastatai šiame industrinėme parke, tie architektūriniai stiliai, apjungia pasaulio konsultantų stilius. Čia jūs rasite analogiją pastato baltųjų rūmų. Jūs rasite imperatoriškųjų rūmų pastatų analogiją. Ir aišku, mes europiečiai tai ko ieškosim? Pagelbėkit man. Napoleono rūmų ieškosim. Juos rasim ir galėsim jas apsistoti. Žodžiu, apie šitą parką galima sakyti ir pasakoti labai daug. Konkrečias nuotraukas jūs galite netgi rasti kompanijos tinklalapyje www.tiens.lt ir tiesiog pasižiūrėti, kas ten daugiau yra. Dabar tiesiog atsižvelgdami į laiką mes nesustosime. Taip atrodo administracinės patalpos kompanijos. Jos iš ties primena skrajojantį drakoną. Jūs įžengę į administracinės patalpas, bet gera idėja ir jums, tenai ant grindų yra muziejus. Muziejus būtent kompanijos nuo jos įkūrimo iki šiol. Tiesiog jūs žengėte, eidami per patalpas ir pažiūrite visą istoriją. Jūs galite taip pat pasidaryti ir savo darželio istoriją, ar ne? Gera idėja. Keliaukime toliau. Atvažiavę į industrinį parką, jūs žengsite pro šios didingus vartus, kurios saugo 2 liūtai, 2 liūtės. Ir matote maži liūtukai šalia. Šitas simbolis yra pasirinktas neatsitiktinai. Kompanijos simbolis herbas yra skraidantis liūtas. Ant vieno sparno neša sveikatą, ant kito finansinį gerovę. Pati kompanija turi ir savo vėliavą, ir savo himną, ir kompanijos Tiens vėliava kabo Jungtinių tautų organizacijoje tarp visų šitų vėliavų. Kodėl? Todėl, kad pasaulyje ištikus bet kokiai stichiniai nelaimiai, kompanija Tiens pirmoji skrenda ir suteikia pirmąjį pagalbą. Tai jūs galite šią informaciją patikrinti ir internete. Kas tai yra Tiens įmonių grupė? Tai matote, yra keli prekiniai ženklai. Tai yra biologiškai aktyvūs maisto papildai, tai yra bioinžineriniai prietaisai, tai yra kosmetika ir tai yra serija Dičio skirta namams. Ja lietuviai yra ypatingai pamilę, tai yra indų ploviklis, ekologiškas, apatinėms rūboms skirti. Aš norėčiau stabtelti ties viena iš tų grandžių, tai yra ties biologiškai aktyviais maisto papildais. Dirbant informacinėme centre ir darant apklausas, aš išgirstu įvairius atsakymus. Dar vieno kitokio atsakymo laukiu aš ir iš jūsų. Kaip jūs manote, ar žmonėms reikalingi papildai? Drąsiai. Teisingai. Tokio šurmuliuko aš iš jūsų ir tikėjausi. Labai ačiū. Ir aš, žinokite, tokia netgi susiformavusi gal nuomonė.
Kasgi vartoja papildus, ar ne? Papildus vartoja sportininkai. Nes to jam reikia, taip? Jie daug sportuoja. Papildus vartoja besilaukiančios mamos ir maitinančios mamos, taip? O visi kiti žmonės kaip ir viską gauna su maistu. Teisingai? Jeigu gerai subalansuota mityba, man atrodo, papildų nereikia. Sutinku. Bet klausimas subalansuota ir ta vat gera produkcija, kada mes darome tyrimus, ant kiek jinai yra gera, žinokite, tenka labai nusivilti. Bet aš dabar ties tą vietą nesustosiu, jeigu bus įdomu, mes pakalbėsim po filmavimo. Aš esu žmogus, kuris dirba infocentre ir žino, tą statistiką. Vieną iš tų statistikų jūs matote skaidrėje. Pasaulinė sveikatos organizacija tiesiog visus žmonės skirsto į 3 kategorijas. Ir jūs dabar kiekvienas galėsite save surasti toje kategorijoje. Iš 100%. Matote, visiškai sveiki yra tik tai 5% žmonių. Visiškai sveiki, čia turima omenyje statistika viso pasaulio. Ne Lietuvos, ne Europos. 20% yra tie žmonės, kurie turi diagnozes, taip? Kurie turi kompensuojamų vaistų knygelės, kurie turi nustatytą susirgymą, taip? Žiūrėkite, dauguma ir didžioji dalis iš mūsų esame kuriame? Etape vidurinėme, taip? Būtent iš dalies sveiki. Iš dalies sveiki. Tai vadinasi, slenka plaukai, lūžinėja nagai, karts nuo karto išties paskauda galvą, karts nuo karto skauda nugarą, taip? Bet, į lovą dar nesame paguldyti, vadinasi, nesergam, teisingai. Ir tai tęsiasi iki tam tikros ribos, kol tiesiog vieną dieną kažkas mums atima visą tai, tą mūsų tokį spardymąsi. Ir kada mes atsidurėme gydymo įstaigoje, mes labai nustembame. Iš kur? Kodėl? Kodėl taip atsitiko man? Kompanija Tiens siūlo labai paprastą sveikatinimosi koncepciją, kuri tinka visom 3 kategorijom žmonių. Tie, kurie yra sveiki, tai kad jie ir toliau liktų sveiki, vadinasi, tai yra profilaktika, taip? Tie žmonės, kurie yra sergantis ir turintis savo rimtus susirgimus, jie gali pagerinti savo gyvenimo kokybę arba visai išspręsti savo turimą problemą. O dauguma iš mūsų, turėdami žinių ir tai taikydami profilaktiškai, gali išeiti iš to viduriniojo rato ir atsistoti ties sveiko žmogaus grandimi. Teisingai. Koncepcija yra labai paprasta. Tai yra organizmo valymas, papildymas ir subalansavimas. Girdėta sistema? Girdėta. Nieko naujo nepasakiau. Kas yra organizmo valymas? Tai vėlgi tų nereikalingų, kenksmingų medžiagų šalinimas iš organizmo. Šioje skaidrėje jūs matote visą seriją ir eilę produktų skirtų organizmo valymus. Tai, ką kompanija išties kiekvienam iš mūsų siūlo. Aš noriu sustoti ties vienu produktu, tai yra ties chitozanu. Tai yra augalinis preparatas, kuris vienu metu valo mūsų storąjį žarnyną ir kepenis. Tai yra išties nuostabi prevencinė ir alternatyvus kelias tiem žmonėm, kaip priemonė, nedaryti klubo kelio sąnarių keitimo operacijų, kas dabar yra išties labai dažnas reiškinys. Chitozanas yra tas produktas, kuris pirmiausia valo mūsų organizmą nuo sunkiųjų metalų. Jeigu mes turime onkologinius susirgimus, neleidžia metastazėm plisti po organizmą. Chitozanas yra tas preparatas, kuris padeda lieknėti. Chitozanas yra tas preparatas, kuris bet kurioje gyvenimo situacijoje jūs apsinuodijote maistu, jūs apsinuodijote alkoholiu, jūs turite problemų su rūgštingumu, jisai gali padėti tai išspręsti. Matau iš tikrųjų iš jūsų kai kurių veidų linksinčius ir apie šitą produktą žinančius dar daugiau, tiesa? Iš ties yra alternatyva. Alternatyva kiekvienam iš mūsų natūralų produktą dedantis į save turėti labai gerą rezultatą. Čia
organizmo pamaitinimui, subalansavimui visą seriją vėlgi produktų. Aš apie juos visus nekalbėsiu, išsirinksiu tik tai vieną. Kam yra tekę girdėti apie Tibete augantį grybą kordycepsą? Tai yra dievų dovana, ilgamžiškumas mūsų jaunystė. Šį produktą aš mylėsiu, nežinau kiek amžių, kol gyvensiu, matot, amžių nemetu. Šio produkto dėka aš išsprendžiau savo ligą, kuri vakarų medicinoje yra neišgydoma. Kai žinote, kas yra lėtinis tiroiditas? Tai yra autoimuninis susirgimas. Kuomet organizmas taip išprotėja, kai sunaikina tavo pačių audinius ir tiesiog pradeda organizmas išsigimti. Dėl tam tikrų dalykų mano organizmas suvalgė skydliaukės audinį ir man pagimdžius pirmąjį vaiką, aš sužinau diagnozę, iš kur atsirado marsietė, pas ją nėra vieno organo. Tai kordycepsas yra tas natūralus antibiotikas, kuris žiemos sezonu, būtent to šaltuoju periodu, padeda mums stiprinti imunitetą, padeda mums lengvai išlipti iš tų sunkių peršalimo ligų. Tai yra ir įvairūs plaučių uždegimai, ir kosuliai, ir netgi tėveliai, jeigu visi apie jį žinotų, darželyje sergančių vaikų nebūtų. Nes profilaktiškai savo vaikui duodant po vieną kapsulę, aš pati turiu pirmoką ir pati neseniai iš tiesų leidau savanorių į darželį, tai visi skėsčiodavo pečiais. Ką tu su juo darai? Tiesiog stiprinu jo imunitetą. Aišku, jisai daro ir begalį kitų dalykų. Tos moteris, kurios turi nevaisingumo problemą, tie žmonės, kurie turi dažnus šlapimo takų uždegimus, ar ne? Žmonės, kurie turi problemų su inkstais, nes kordycepsas atkuria net inkstų audinį. Tai yra nuostabi vėlgi priemonė, galinti padėti ir visiškai sveikam, ir tam, kuris turi problemų, apie ką aš minėjau. Na ir aptarsiu paskutinę seriją produktų ir čia sustosiu ties kompanijos pasididžiavimu, tai yra Biokalcio. Pati kompanija savo veiklą būtent pradėjo nuo šio produkto. Analogiško Biokalcio visame pasaulyje nėra, nes jo formulė yra, jis yra ionizuotas, enzimolitinis ir jo įsisavinimas yra 99,5%. Todėl tie žmonės, netgi kurie turi labai aukštą osteoporozę šitą ar ne skaičių, turi išties rezultatų ir yra nesidarę operacijų. Ir jeigu jūs ateitumėt į infocentrą, jūs su tais žmonėmis galėtumėt pabendrauti, nes jie turi tas visas nuotraukas ir turi tą rezultatą. Mes paprastai turime netgi susiformavusią itin klaidingą nuomonę, kam tas biokalcis yra reikalingas. Na, plaukam, nagam ar ne, nugarai. O tai, kad biokalcis atsako už rūgščių šarmų pusiausvyrą. Jeigu pas mus būtų normalus pH-as, mes neturėtume nei vienos onkologijos. Apie tai nepagalvojat? Kitas dalykas, kalcis atsako už nervinių impulsų pralaidumą, už širdies kraujagyslių ar ne gerą darbą. Žiūrėkit, pirmoje vietoje mirtingumas yra nuo ko? Nuo infarktų, insultų, tai yra širdies ir kraujagyslių ligų. O žmonės kalcį geria kada? Tada, kada tik tai turi problemų su nugara. Pasakysiu pavyzdį. Mano pirmas vaikas gimė su mano žiniomis ir su mano išties įsivaizdavimu. Tuo tarpu mano antras vaikas gimė būtent su šita kompanija. Ir jinai kalcį geria nuo antros savo gyvenimo dienos. Žinot, koks yra rezultatas? Kai mes nueiname pasitikrinti sveikatos į Pašilaičių centrą, mūsų gydytojas sako, jeigu aš Sonata nežinočiau, koks buvo pirmas tavo vaikas, aš tavęs neklausiu. Mes neturėjome nei sutrikusio raumenų tonuso, mums nereikėjo jokių mankštų, pas mus normaliai dantis dygsta, taip, ko nebuvo su kitų vaikų. Na, iš ties tam tikri dalykai, kuriuos tu akivaizdžiai gali sulyginti ir suderinti. Na, aišku, yra vėlgi faktas, kuris yra nustatytas. Iki 35 metų mūsų organizmas
kalbu apie kalcį. Ima iš maisto ir jį deda pas save į sandėlį. Po 35 metų visas šias atsargas reikia pildyti. Jeigu šių atsargų nepildome, vadinasi, organizmas pradeda imti iš to sandėlio ir kas pradeda pas mus kentėti? Nagai, slinkti plaukai, pradeda skaudėti nugarą. Kodėl? Todėl, kad iš ties organizmas, kai paima tą kalcį iš to sandėlio, jisai paima labai didelį kiekį. Ir tą kiekį numeta į kraują. Kraujyje kalcio visada turi būti tik tai 1%. Ir kai jūs, mėlieji, darotės tyrimus, ir, pavyzdžiui, žmonės sako, pas mane vienu žodžiu kraujyje yra per daug kalcio. Jeigu pas jūs nebūtų to 1%, jūsų čia ne vieno nebūtų. O taip yra todėl, kad organizmas paima labai daug, o po to tą labai daug meta vėl atgal. Ir jūs turite tas vadinamas druskas, jūs turite ištiestas įvairias nuosėdas, akmenis ir taip toliau. Jeigu apie tai, apie ką aš kalbu, jums yra įdomu, mes galėsime surengti paskaitą konkrečiai apie tai. Gerai? Na ir įdomiausia dalis, kad tai yra geras produktas ir jūsų akise pamačiau susidomėjimą, tai yra tiesa. Kaip galima iš tiesų ne tik gauti tą produktą, ar ne, bet ir jį pirkti su nuolaida arba turėti savo iš to naudos. Kompanija tai yra kuo puikiausiai numačiusi ir nusprendė jūs pasidaryti kapitalinį organizmo remontą, vadinasi, išvalyti organizmą, papildyti, subalansuoti. Jūs renkatės bazinę programą, kuri jums susidėliotų iš, tarkim, 300 taškų. 300 taškų pavertus į eurus, nes dabar yra 1 taškas, 1 euras, tai būtų 300 eurų. Tokia būtų investicija į jūsų sveikatą. Gera žinia yra ta. Sausio mėnuo, pošventinis laikotarpis ir kiekvienas naujokas, nusprendęs save sveikatinti, gali gauti tą nuolaidų kortelę, kuri pas mus yra mokama, jinai kainuoja 15 eurų, gali šitą kortelę gauti nemokamai ir pradėti startuoti ne nuo 300, o nuo 100 PV, tai vadinasi nuo 100 eurų. Ir čia yra kompanija iš ties paskaičiavusi, ką jūs dar savo iš to gaunate. Nuo birželio mėnesio praėjusių metų kompanijoje yra startavę labai daug akcijų ir kiekvieną kartą pirkdamiesi už 100 taškų, būtent sveikatinimosi produktų ar įrenginių, jūs dalyvaujate loterijoje kelionėms į Kiniją ir į Nicą. Rugsėjo mėnesį buvo pirmasis loterijų traukimas, tai buvo 2 kelionės į Kiniją, 30 kelionių į Nicą. Sausio 18 dieną mes turime 3 keliones į Kiniją ir 45 keliones į Nicą. Pavasarį mes turėsime dar vieną traukimą. Todėl kiekvienas iš jūsų tiesiog nusprendė pastiprinti savo organizmą, gali išvykti ir į nuostabią kelionę. Ar ne nuostabu? Nuostabu. Ir už tai gauti dar pinigų. Žiūrėkite, jūs, kaip ir mes kalbėjome, suinvestavote savo pinigėlius ir norėtumėte juos atgauti teisingai. Na, labai paprastai jūs turite nuostabų sveikatos rezultatą ir pasidalinate su tuo rezultatu, su savo kaimynė, su savo draugu. Kas atsitinka? Jūs už tą padarytą konkretų darbą, kad jūs dalinate savo rezultatu, kylate karjeros laiptais ir pasižiūrėkite, kokia yra jūsų mėnesinė išmoka. Jūsų tie 4 draugai padaro lygiai tą patį, ką padarėte jūs. Į savo sveikatą investuoja 300 eurų. Čia yra parodytas 6 mėnesių planas, kaip jūs galite iš ties susikurti savo nuosavą verslą. Čia yra rekomenduojamas verslo modelis. Žiūrėkite, tie jūsų draugai taip pat nusprendžia susigrąžinti savo pinigėlius, taip, ir jie papasakoja kiekvienas iš jų taip pat dar 4 draugam, o viršuje jūs kylate karjeros laiptais.
Aš noriu, kad mes tik tai perbėgtume per skaidrės ir jūs pamatytumėte, kokią asmeninę naudą kiekvienas iš jūsų galite turėti pasidalinę informaciją. Nes tai, apie ką aš kalbu, ir yra informacinis verslas. Pažiūrėkite 4 mėnesį. Kokia yra jūsų išmoka? Taip, pasidalinate informaciją ir ta informacija žmonės tiesiog pasinaudoja. Taip? Taip. Nes tai pakalbėjimas, tikrai tokio rezultato nebus. Bet tik jūs kalbėsit, kad man čia tai... Žinokit, visi pakankamai skeptiškai žiūri į šitos veiklos planus. Dabar kai daug visokių firmų, Zepteriai, Eivos, Sutinku. Šitie va, iš tikrųjų žmonės... Sutinku. Bet mes dabar ties ta vieta nesustokim, nes mes turim ribotą laiką, mes tada pakalbėsim apie tai trupučiuką vėliau. 4 mėnuo. 5 mėnuo. 6 mėnuo. Ir paskutinis mėnuo. Aš esu 7 žvaigždučių distributorius, kuris šiais metais uždaro 8 žvaigždučių kvalifikaciją ir išvyksta dirbti į užsienį. Mano kvalifikacija yra tokia. Aš esu 2 vaikų mama, žmona ir dar ta namų šeimininkė. Mama, kuri daro biznį. Nes tai gali daryti kiekvienas, kuris nori. Štai ta pinigų suma. Ir 7 mėnesius galima šitą pinigų sumą uždirbti. Ir tai investavus laiko, pastangų, nes aš kaip ir minėjau, jūs gaunate asmeninį mokytoją ir mes kompanijoje netgi turime verslo analitiką. Yra iš ties sudėliojamas tikslus veiklos planas, ką reikia padaryti, kad iš tiesų tai turėti. Bet tai dar yra ne viskas. Na, 8 žvaigždžių kvalifikacija, nu ir ką veikti? Ką veikti? Ne viskas. Iš tiesų yra ne viskas. Veikia pas mus, aišku, labai daug motyvacinių programų, apie kurias aš jums ką tik minėjau, tai yra įvairios kelionės, tai yra paskatos, tai yra nuolaidų kortelės, su kuriomis jūs gaunate ir nuolaidų, ir prizų, ir dovanų. Kiekvienas 8 žvaigždžių konsultantas gauna garbės vardą, bronzinis, sidabrinis, auksinis liūtas. Kas iš to, taip pat jūs galite pamatyti, bet kas iš to yra. Tiesiog yra gaunama premija nuo pasaulinės apyvartos. Ir čia yra būtent kalbama apie tai, kad galima susikurti savo ankstyvą pensiją. Aš labai noriu būti 45 metų jau pensijoje. Žinote, apie ką aš kalbu? Pensininkė čia. 45 metų aš noriu būti pensininkė jau čia. Iš ties, kiekviena iš jūsų aktyvų, ambicingą ir norinti daugiau nei kiti žmogų jungtis prie mano komandos ir siekti dar didesnių tikslų. Planas, kurį jūs matėte skaidrėse, jisai nėra teorinis. Yra žmonių, kurie tai padarė. Yra žmonių, kurie per tokį laiką nuosavą verslą susikūrė. Ir kaip minėjau, viskas priklauso tik nuo mūsų. Savo pranešimą aš noriu užbaigti kompanijos įkūrėjo Lydinjanio žodžiais. Būkite tvirti ir motyvuokite save. Būkite geranoriški ir būkite teisingi. Jūsų gyvenimas yra jūsų rankose. Ir tik nuo jūsų pasirinkimo priklauso, kaip jūs gyvenate šiandien ir kaip gyvensite rytoj. Ačiū Jums už dėmesį.